Marijus Užupis. Marijus Užupis. Iš 3 taškų antrasis taiklus. Nors paskutinį kartą Marijų Užupį matėme tada, kai jis žaidė savo karjeros rungtynes prieš Šilutę ir pataikė net 9 tritaškius, šią savaitę žaidėjo turėjome ieškoti ne treniruočių salėje. Marijus vėl priverstas laikytis namų režimo, o arbatos puodelis jo rankose dabar atsiduria dažniau nei krepšinio kamuolys. Treniruotė buvo tik prasidėjus, pradėjom apšilimą, porą pratimų padarėm, sustojom visi. Treneris rodė naują pratimą ir prasidėjo kažkokie tai dalykai. Pradėjo tempt akyse ir jau paskui nebeatsimenu. Draugai sakė, kad nukritau ant žemės. Nors Marijus po maždaug prieš mėnesį patirtų negalavimų grįžo į aikštelę, jį vėl sustabdė nuovargis. Šiuo metu gydytojai prognozuoja grįžimą po keleto savaičių, o krepšininko noras vėl žaisti nepalaužiamas ir atrodo negalėtų būti palaužtas jokiame scenarijuje. Ataskaita galutinė, kad jie neuždraudžia, bet ir tuo pačiu nerekomenduoja sportuoti. Tai aš sportavau toliau, o čia prieš porą dienų Kaune vėl darėm tyrimus. Sakė, kad niekas nepasitaisė, dėl to uždraudė dabar sportuoti mėnesį laiko. Nuovargis, žinot, kaip visą laiką ten didžiulis, bet kaip aš pats nejaučiu, bet tyrimai rodo ką kitą ir šiuo atveju paklausysiu daktarų, kad nebūtų kažko blogiau. Noras veržiasi per kraštus, bet tokio jaunystė nesinori nieko pabaigti taip greitai ir jie geriau žino, jie specialistai, jie pasakė, aš tikiu jais, tikiuosi po mėnesio grįšiu. Plačiu blogiausiu atveju, jeigu ten kažkas jau yra tikrai, kažkas jau rimto, tai tokį aparačiuką stato elektrinį ir jisai, jeigu kažkas blogai pasidaro, jisai suveikia ir neleidžia sustoti ten plakimui ar ritmui sutrikti. Su juo galima, kiek supratau, rungtyniauti ir žaisti, tai manau pačiu blogiausiu atveju būtų taip. Krepšinis Marijui ne tik žaidimas, bet ir žurnalas, menamas daugelio tų, kurie krepšiniu pradėjo domėtis dar iki interneto ir masės naujienų jame atsiradimo. Kažkaip man tie krepšinio ten tie žurnalai, tai dėl plakatų būdavo. Sienos nukabintos buvo. Visų, man atrodo, krepšinį mėgdavau, tai pas visus turbūt tai būdavo. Tai dabar, bet žinai, anksčiau tai ten taip neįdomu būdavo, dabar tai kažkaip dar perverti ten tie straipsniai tokie įdomu, žinai, kaip anksčiau viskas būdavo. Nuo pat mažens nuo viso pasaulio krepšinio naujienų neatitrūkstantis Marijus per keletą metų spėjo tapti žmogumi, kurio atsieti nuo šakių reprezentacinės komandos bene neįmanoma. Vien ta juoda spalva, visas puzlis vienodas. Žodžiu, daugiau nebesakysiu. Ir pats Marijus, nepaisant to, kad žaisti kurį laiką negalės, lieka įsitraukęs į tai, kuo gyvena komanda. Kaip matėme praėjusioje laidoje, Vytis sulaukė po traumos sugrįžusio Sheltono Jacksono, atsisveikino su Edgaru Stanioniu, pasipildė Gyčiu Radzevičiumi bei gerokai sustiprino savo pozicijas dėl vietos pirmajame septynete. Tie naujokai, aišku, geriausia, kai viskas, kaip prasideda sezonas, visa komanda surinkta ir ta pati sudėtis ir baigia sezoną, tai būna geriausi rezultatai. Aišku, komandos vadovai turbūt nepatenkinti rezultatais yra, ieško sprendimų, ieško kitų žaidėjų, ieško, kas galėtų padėti komandai geriau. Čia jau, aišku, nesprendžiu, bet reikia mums pastiprinimo. Sunku, 6-7 kartais žaidžiam. Dabar treneris akcentavo tik septynetas, kad tik papultume į septynetą, o paskui, manau, bus kitokie tikslai. Dabar septynetas. Ir Marijaus Užupio garbiai pabaigai grįžtanti rubrika Metimas iš Užupio. Tolimoje Palangoje ketvirtadienį tokių buvo ne vienas. Apšilti riešą Vytyje bandė Gytis Radzevičius. Radzevičius labai netaiklus jo metimas. Dar kartą Radzevičius kamuolys neliečia lanko, šiandien Gytis Radzevičius atrodo kaip ką tik iš treniruoklių salės. O varžovai atsakė nestandartiniais baudų metimais. Sėkmingiau pradėjo ketvirtąjį, dabar jautėsi tik vienu tašku laimi tą kėlinį. Koks baudos metimas?
Palangoje debiutavusiam Gyčiui Radzevičiui jau antrasias savo kaip Vyčio nario rungtynes teko žaisti prieš buvusius komandos draugus iš Vilniaus Perlo. Atrodo, susim, agresijos Gyti, davai. Daktarė, daugiam paraudo. Daviau ruostyti ir viską. Agresijos, pažiūrėk, you must be aggressive, yeah. Kai komandos žaidė pirmajame rate, Vytis nusileido varžovams rezultatu 72-80. Tuomet nutrūko 4 Lietuvos krepšinio fanų komandos pergalių iš eilės serija ir nutrūko visų pirma dėl nesėkmingos rungtynių pradžios. 10 taškų skirtumų pralaimėję pirmąjį kėlinį, Vyčio krepšininkai taip ir nesigavo. Išvykos rungtynių Vilniuje scenarijus jau buvo kiek kitoks. Vytis ėmė kontroliuoti rungtynes dar antrajame kėlinyje, o trečiajame ir ypač ketvirtajame ketvirčiuose prasidėjo varžovų triuškinimas. Rokas Stankevičius pataikė visus savo metimus iš žaidimo, sužaidė nepriekaištingas rungtynes puolime ir vedė Vytį į priekį pelnydamas 17 taškų. Prieš savo buvusią komandą žaidęs Gytis Radzevičius įmetė 9. Geras darbas, good job, yeah. Good defense. Gerai visi, Rokas gerai, Gytis gerai, Paulius geras, Tadas, Šaltas. Gerai, draugai, davai. Vyčiui lieka vienintelis rungtynės pirmuosiuose 2 ratuose – namuose prieš Jonavos sporto klubą.